Sveiki visi, su jumis Ingrid ir šiandien neurografikos specialistė ir šiandien pasiėmiau tokią temą, artėjant kovo 8-osios proga, tai yra moteriškumas. Moteriškumas. Ir šitą temą tam, kad truputėlį aktyvuosim, ar vėliau gal net ir visą ciklą padarysiu, labai rekomenduoju pasiimti kitą lapelį, padaryti 2 minučių praktiką, reiškia stabdote, pasiemate timerį, užsidedate 2 minutės ir per 2 minutės išrašote viskas, kas jums asocijuojasi su moteriškumu. Rašote įvairias asociacijas, iškilusius kažkokius tai dalykus, galbūt tiesiog jums pasąmoniniam lygmenį. Kažkokie dalykai dar pasikels. Tam ta praktika reikalinga tam, kad pasikeltų tema ir jinai šiek tiek aktyvuotųsi, kad nebūtų visiškai plika. Taipogi labai rekomenduoju, šį kartą pasidėjau tokį vandens ir viso piešimo metu tikrai rekomenduoju, tie, kas mažai dar yra piešęs, tikrai gerti gausiai vandens. Nu, o dabar tiesiog piešim, pirmas toksai įvėjimas į moteriškumo temą, tai tiesiog neurografinės linijas piešim. Tai yra tokios linijos, kurios nei vienam savo etape nepasikartoja. Žinau, kad pas mane kanale yra ir naujokų. Tai tiesiog pieškite ir galvokite apie tai, kas jums yra moteriškumas. Tiesiog galvodami tą temą, kaip jinai turi pasireikšti jūsų realybėje, jūsų gyvenime, tiesiog savo galite užduoti, kaip atrodytų mano moteriškumas kiekvieną dieną. Tai aš tiesiog, kadangi jau šituo klausimu turiu įdirbę ir tiesiog galbūt kai kurie dalykai ir jums tiks, o gal kai kuriuos dalykus jūs papildysit, tai čia yra labai gerai. Tai pirmiausia, gražiai rengtis, gerai atrodyti. Vat gražiai rengtis, galima padaryti gerai atrodyti. Nes kartais reikia pastangų, kad gerai atrodytų, tvarkingai kiekvieną dieną. Tai dar iš tikrųjų toksai yra labai aspektas trijulė gerai jaustis. Kai iš tikrųjų, jeigu gerai, gražiai rengėtės, gerai atrodote ir gerai jaučiatės. Gerai jaustis. Taip. Vat, ir iš tikrųjų skirti dėmesio savo. Labai dažnai girdžiu tokį dalyką. Skirti savo, laiką savo. Girdžiu labai tokią keistą frazę, kada vyksta, pavyzdžiui, diskusija ir moterų tarpe ir užduoti klausimus, tai, kad ir moteriškumo tema ten pasikelia, tai labai dažnai girdžiu tokius atsakymus. Nu, man visiems kitiems negaila, bet jau savo, tai labai gaila kažko. Arba yra toks pasakymas, aš savo neleidžiu. Tai jeigu pas jūs tas yra, tiesiog praveskit keletą linijų su pasakymu, aš savo leidžiu. Aš savo leidžiu, va čia aktyvuokim. Bet aš savo leidžiu gražiai rengtis, aš savo leidžiu. Nusipirkti kažkokį tai gražų daiktą, rūbą, ar ne? Ir ne tik sakyti, bet tiesiog ir daryti, nes pasakymas tai dar visai netas rezultatų, jeigu jūs nenuveisit ir nenusipirksit, kad gražiai atrodytumėt ir gerai jaustumėtės. Tai yra toksai dalykas. Taip, nu, tie, kam dar kyla kažkokios tai mintis tą temą, galite pravesti dar neurografinių linijų. Ir tiesiog kitas neurografinis etapas yra, kurį aš jau pradėjau, yra suapvalinimas. Jisai tikrai užima nemenkai laiko, ypač tie, kurie naujokai yra. Tie, kurie jau turi įdirbę, jie jau gali ir per pusvalandį gerą nusipiešti tokį aktyvatorių, kurį aš dabar darau. Ir gerasis tas dalykas, tai kad, nu, toksai va, yra čia priminimas, kad moteriai labai yra svarbu gerai jaustas ir gražiai atrodyti. Nes kartais būna labai gerai gražiai atrodai, bet jautiesi su tais rūbais ar avalinė nuklaikiai. Tai iš tikrųjų reikėtų pagalvoti, ką tokio nusipirkti, kad būtų ir gražu, ir patogu, ir geras jausmas. Tai, kalbant apie moteriškumą, aišku, nežinau kodėl, bet man iškyla dar toksai labai svarbus dalykas, kaip dovanos. Nes labai dažnai psichologai šneka, kad laiks nuo laiko už kažkokį, ką jūs tenas darote ar kažkokį dalykus, visai yra sveika laiks nuo laiko savo nusipirkti dovaną. Aišku, numačius biudžetą, tebūnie kažkoks tai nedidelis dalykas, kuris gali labai stipriai pradžiuginti. Nes moterim tai yra labai svarbu. O jeigu dar gaunam dovanų iš priešingos lyties atstovų, tai čia būna iš viso fantastika. Tai va, dar iš tikrųjų, kalbant apie moteriškumo temą, tai yra ir galbūt kitą kartą toksai dalykas kaip elgesys, kuris iš tikrųjų, nu, jisai truputėlį yra atsispindi. Tai iš tikrųjų aš norėčiau apie elgesį pasikalbėti, padaryti video visai kitą.
Ir kitai dienai šitą atidėsiu. Bet čia galima, va tiesiog, 1, 2, 3, 4, 5. Va šitą. Yra moteriškas elgesys. Nes jeigu žinot iš istorijos, labai skirdavo dėmesio į šitą dalyką, net būdavo visas mokymas mergaičių gimnazijose, kaipgi turėtų elgtis moteris, tikra moteris. Nu, po šiai dienai tokia civilizuota šalis kaip Japonija irgi turi savo gilias tradicijas ir ten irgi yra moteriškumo mokyklos, kuriuose irgi menas bendrauti su įvairiais žmonėmis. Seniau būdavo, kai būdavo internatai, dažniausia vaikino, taip ir būdavo mergaičių, tam tikri dalykai, kur irgi mokindavo. Dabar, tai aišku, didžioji dalis, mes mokinomės iš įvairių kursų, skirtų tą. Tiesiog tai reikia užsiimti tais dalykais, pasižiūrėti. Instagramas, medijos įvairios. Internete, YouTube, labai daug visko. Ir aišku, labai daug dalykų mes perimam iš savo šeimos, iš mamų, senelių, močiučių. Ir aišku, būna dar kai kurie dalykai pas mus primesti. Yra etikos dalykai, kaip dėrėtų elgtis ir kaip nedėrėtų. Nu va, štai tokios bent jau mano mintis. Šita tema. Aš ir savo, kaip dabar naudoju visokius iššūkius, challenge'us, kaip sakoma, askezės pasimti, tai aš irgi pasiėmę tokią askezę. Paskutiniu metu gražiai rengtis ir jaustis gerai. Ir tikrai labai kviečiu jūs irgi šitam iššūkiui prisijungti, ypač visą kovą. Nes kovas jau pavasaris. Tuoj sušils orai. Susijęs su šils orai pasakiau, ir tai susijęs su fizinė veikla. Tai irgi moters sveikata. Fizinė veikla, tai reiškia pasportavimas ir, aišku, prie fizinės veiklos ir eina mitybiniai dalykai, tai yra sveikatinimas, fizinė veikla, atsiprašau, sveikatinimas. Tai reikia pasižiūrėti. Ja. Jeigu kalbant fiziologiškai, moteris taip jau sudėrėdytos, kad jos negali tiek angliavandenių vartoti fiziologiškai, kiek vyrai. Vyrai gali daugiau. Jų fiziologijai leistinas toks dalykas, o moteris fiziologijai tai yra viskas. Nėra gerai. Reikia jau žiūrėti, kiek tų angliavandenių suvalgiai. Suvartoji, vadinkim taip. Ar tai gerdamas kažką tai, ar valgydamas. Na va. Taigi, suapvalinau. Baigiu suapvalinti ir pereisim prie archetipavimo, arba kitaip, labai ūkiškai sakant, spalvinimo. Nu va. Dabar taip, jeigu jūs dar turite kažkokį pamastymą apie temą ir norite nešti figūras, tai primenu, figūrų gali būti 7 plus 2, reiškia nedaugiau kaip 9 figūros. Ir tam, kad spalvinime labai būna taip, kad užklimsti, ir tai užima tikrai pakankamai daug laiko ir kiekvienam spalvų gama yra vis kitokia. Todėl aš čia, žinokit, tik tai suaktyvinsiu su viena spalva. O galutiniam variantą jūs pamatysit mano YouTube kanale. Aš paskelbsiu, nes kartais būna taip, kad aš su spalvinimu tikrai užklimstu. Ir mano galutiniam variante būna truputėlį kitaip. Aš su viena spalva sujungiu visas figūras, tarsi suvieniju jas, nes jūs visos kalba apie moteriškumą. Nes paskutiniu metu labai pastebiu, labai daug moterų yra save kaip moteris pametusios. Tiesiog. Dėl labai daug įvairių priežasčių. Tai va, ir kai kam galbūt netgi piešiant yra sudėtinga gal net pasakyti, aš sau leidžiu ten to ir ano. Nes, kad tai sako, oi, nusipirkti man naują drabužį yra brangu ar dar kažką, tai žinokit, galiu pasakyti, kad pavaikščiokit po parduotuvės. Tikrai būna išpardavimai, ypač dabar jau, nors dar sezonas neprasidėjo. Tikrai galima nusipirkti kokybiškų drabužių už labai gerą kainą. Tai va, ką man, kurią figūrą užfiksuoti, tai gal man norisi šiai dienai
vat ta triada gerai atrodyti, gražiai rengtis, gerai atrodyti, gerai jaustis, tavo tokia, vat, tas man būtų labai fainas. Vat. Ir aš gal atskirą tokį padarysiu, apjungsiu jį. Ir ta triada gausi tik visi, labai įdomi. Ok. Ir vedam lauko liniją, kad visą tai vyksta man palankiausiu, geriausiu būdu ir aš esu labai moteriška. Ir kadangi mes čia vėl praėjom, tai vėl tenka pereiti visur, kad nebūtų iš tų kampų. Neurografikų aštrūs kampai yra konfliktai. Nors didžioji dalis neurografikos būna yra instruktoriai, jeigu pasižiūrėsit, ir būna, kurie net nesuapvalina. Aš tiesiog mane erzina. Kaip aš minėjau, aš daug metų piešiu neurografiką. Ir mane tas erzina, bet jeigu jums viskas ok, jūs pravedat liniją ir jums į lauko ypač liniją, jums yra viskas gerai, tai yra viskas gerai. Tiesiog ta tema šiek tiek suaktyvins ir jo, ir tiesiog dabar galvoju, tikrai būtų įdomu man pačiai patyrinėti, koks tas tikrosios moters elgesys, nors jeigu taip šią minutę kyla tokia mintis, kai daug metų studijavusi astrologiją, už moteriškumą yra atsakinga tokia astrologijai planeta Venera. Ir ten yra labai daug tokių, neatsakingų už pinigus ir už moteriškumą. Ir ten apie Venerą yra labai įdomiai pasakyti. Bet gal mes tada pasilikim kitam kartui. Ir tiesiog prisiminkim, kad esame moteris ir skirti laiką savo yra svarbu. Tai va. Ir gal iki kovo 8 aš dar padarysiu. Kovo 8, ja. Papiešim. Susijusiu kažkokį piešinį su dovanomis. Nu, žiūrėsiu, kad čia pagal laiką aš skirsiu tam laiko. Šiaip tai norėčiau iki kovo 8 dar apie dovanas nusipiešti. Nors jeigu atvirai pasakius, aš savo esu nusipiešus dovanų maišelį. Ir jeigu jums labai įdomu, gerai, kad parašytumėte po šituo video komentaru, jeigu norite, galėsiu pasidalinti, kaip aš piešiu dovanų maišelis. Labai faina technika. Galėsiu, jeigu yra poreikis, galėsiu pasidalinti po 8-osios progą. Jeigu tokį poreikį. Bet jeigu nieko nerašysiu, tai žinokit ir nieko nedarysiu. Ok, tai va, su jumis buvau aš, Ingrid, tad ate iki kito karto.